Vienas iš tokių rungtynių, kur realiai tik dėl pergalės esam patenkinti, visą kitą, tai tikėjomės tokių rungtynių atkaklių, tikėjomės, kad ir daugiau žaidėjų jie turės, šiandien jie iš vis išbirėjo buvo, neturėjo ką prarasti absoliučiai, bet čia apie juos, apie mumis. Tikėjomės, kad bus tokios rungtynės, nes tikėjom tikrai, kad išmesim rungtynių planą į šiukšlių dėžę, dar rungtynėms vos tik prasidėjus. Tai va tokios rungtynės, nes antrojo rungtynių pusėje gal šiek tiek pradėjom žaisti tą, ką ruošėmės puolime, bet gynyboje tai vienos klaidos, viskas priešingai negu buvom sutarę ir gal kartais ir net tokių rungtynių reikia. Aš labai tikiuosi, kad žaidėjai supranta ir neieškos čia pasiteisinimų kažkokių, ar rutiną, ar dar kažkas. Tiesiog turim pripažinti, kad pravaikščiam gynyboje šiandien. Gal fanam irgi bus įdomu detalės, minėjot, kad planas išmestas buvo šiukšlių dėžę. Kokie būtent dalykai buvo suplanuoti ir kas nepavyko, jeigu kalbant apie gynybą ir šią Šiaulių komandą? Viskas. Stipriosios rankos. Metikas metė kiek norėjo, Valinskas metė kiek norėjo, Pleikist kiek norėjo, į dešinėjo, Kariniauskas kol žaidė į kairėjo, tai visi šitie dalykai. Redišas ir mes paprasčiausiai pirmoji fazėje labai buvom skysti, minkšti ir kai pirmoji fazėje kažkur klaidą padarom, tada jau būna sunku užtušuoti tas klaidas, kai jau kamuolys eina į baudos aikštelę, reikia galvoti, kaip gintis ne tada, kai kamuolys jau baudos aikšteliai, o viską daryti žymiai geriau pirmoji fazėje, prie pirmos užtvaros, kaip mes kabam ant varžovo peties, kaip mes išeidinėjom iš užtvarų, kokios geros rankos yra pas visus, šito šiandien nebuvo. Galbūt trumpas komentaras apie buvusią auklėtinį, ypatingai pirmoje pusėje Oskaras Pleikys puikiai pasijautė. Koks jūsų įspūdis apie jo žaidimą šiandien? Viskas gerai, čia labai gerai jaučiasi, labai gerai yra naudojamas, ypač dabar, kai neturi jie tos rotacijos. Tai žinom, kad jie mes kiekvieną metimą, žinom, kad žais jie 30, 40, 35 minutės, tai aišku, kad mes ir prie mūsų tokios gynybos, tai šiandien bet kas būtų metę, bet tai jokiais būdais nenurašo Oskaro meistriškumo, nes tikrai rodo savo galimybės ir džiaugiamės jį matydami po tokio sausaus sezono pas mus, džiaugiamės matant jį ryškiai spalvom žibančių.